Kuomet atsirado pasaulis, jame dar nebuvo nei tavęs, nei manęs. Pradžioje buvo tik šviesa, įkvėpusi kurtis viskam, ką matome aplinkui ir netgi tam, ko nematome. Šiandien aš kalbėsiu apie labai sudėtingus dalykus. Yra dvi visuomenės. Viena ir kita. Šitoj visuomenėje gyvena žmogeliukai, kurių gyvenimo filosofija yra aš esu pasaulio bamba. Na, o dabar apie viską šiek tiek paprasčiau. Pradėsim. Galit reikšti emocijas, galit giliai kvėpuoti, galit netgi šaukti. Dabar labai puikiai galima išvardinti, kokios yra pagrindinės emocijos. Liūdesys. Liūdesys. Džiaugsmas. Džiaugsmas. Smalsumas. Smalsumas. Pasibjaurėjimas. Susitaikymas. Baimė. Pyktis. Garsiau! O kaip dabar manot, ar mūsų naujieji draugai norės su mumis draugauti? Taip ir gyvenime. Imkime pavyzdžiui rankas. Jos gali įkūnyti meilę. Savo rankomis galiu glostyti, apkabinti, švelniai prisiliesti prie draugo ir jį nuraminti, kai sunku. Mano rankos gali būti ir pykčio įrankis. Jos gali kumščiuoti, įgnybti, braižyti, mušti. Kadangi ir vienu ir kitu atveju tai yra tos pačios, mano rankos, vadinasi, tik nuo manęs priklauso, ką aš renkuosi – mylėti ar nekęsti. Stebėkite šiuos vaikus. Kaip jie nevaržomoje ir saugioje aplinkoje peržengia neužtikrintumo jausmą, pradeda laisvai reikšti savo jausmus, baimės, poreikius, fantazijas. Ir visa tai vyksta nemokantis piešti, o mokantis žaisti. Žaisti spalvomis, kurios mus grąžina į tą laiką, kai tik atsiradome. Kai tik atsiradome šiame pasaulyje kaip mažos ir visos labai skirtingos spalvos, slypinčios labai mažoje dulkelėje, atsiradusioje sprogus vieną iš begalybės žvaigždžių ir talpinančioje savo mažume visą visatą.